Labadiena visiems, kurie mus stebi per Vaiko teisių TV YouTube paskyrą. Sveiki, mes esam šiandien Kaune, Ąžuolyno bibliotekoje ir kalbamės su ekspertais itin aktualia tema, kurią man ištarus net nebejoju, kad sakysit ir man aktualu. Telefonas vaikui, socialinis bilietas ar spastai, taip suformulavom temą, bet iš esmės išmanieji telefonai yra tema, kuri prasideda, jeigu ne darželyje, tai nuo 1 klasės tikrai, man atrodo, kai vaikas grįžta ir pradeda daryti spaudimą, pavyzdžiui, tėvams, sakydamas, visi turi, net jeigu paaiškėja, kad klasėje yra vienas vaikas, kuris jau turi mobilų telefoną. Ir nuo tada prasideda amžinos derybos, amžinas raginimas kalbėtis, kada iš tikrųjų yra tas laikas, kai mes galim duoti vaikams išmanų telefoną, kada norim, kad jis patirtų ir socialinių kontaktų, ir neiškristų iš konteksto, ir kada visgi yra tas momentas, nuo kurio jau žala didesnė negu nauda. Tai taip paprastai kalbant, mes ir kalbėsim apie išmaniuosius telefonus, kada jie naudingas įrankis, o kada virsta rizika. Aš esu žurnalistė Živilė Kropaitė, moderuosiu šitą pokalbį ir čia šiandien su manimi 3 puikūs pašnekovai. Šalia manęs yra Lietuvos sporto universiteto doktorantas, gydytojas psichiatras Mindaugas Jasulaitis. Labadiena, ačiū, kad esate. Šalia jo Lietuvos sporto universiteto fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius Arūnas Emeljanovas. Labadiena. Labadiena. Ir taip pat toliausiai nuo manęs vaiko teisių gynėja, kuri taip pat yra tarnybos ambasadorė, vyksta į mokyklas ir bando apčiuopti, aiškinasi situaciją ten, Ieva Lukašaitienė. Labadiena. Tai Ieva, nuo jūsų pradėkim ir pasakykim, kokiais tikslais jūs vykstat į mokyklas kaip vaiko teisių tarnybos ambasadorė, ar ten išryškėja jau iš karto tas telefonų klausimas? Tai dažnu atveju vykstam tiesiog pasakoti vaikam apie tai, kas yra tie vaiko teisių pažeidimai ar ne, kad jie gebėtų atpažinti, kur jų teisės gali būti pažeistos, neužtikrintos. Taip pat suteikėme informaciją, kur vaikai turėtų kreiptis, jeigu atsitinka kažkokia nelaimė, susiduria kokia nors problema. Ar dažnai vaikai pakelia rankas ir sako, mano teisės pažeidžia tėvai neduodami man telefono? Retai pasitaiko tokie dalykai, bet būna, žinoma. Tėvam turėtų būti svarbu atpažinti, kur dar tai yra tik tai pomėgis, o kur jau yra galima priklausomybė, nes jeigu jau vaikai kreipiasi į vaiko teisių gynėjus ar ne su tokiu klausimu, kad man riboja, tai galimai, kad tai jau yra pakankamai didelė problema toje šeimoje. Jūs sakytumėt, kad visgi tas klausimas yra toks rimtas, ar ne? Nes aš galvojau, gal juokais koks nors paauglys ranką pakelia ir maždaug čia taip sako, bet jūs taip kur kas rimčiau nuskambėjot, negu man atrodė mano klausimas. Tai pasakykit gal kokį pavyzdį, kada jūs pati, nežinau, nustebot, kad tokį klausimą kas nors uždavė. Tai žinot, galbūt reikėtų irgi atkreipti dėmesį į tai, ar tai, kaip ir sakiau, yra tik vaiko pomėgis, ar tai jau galimai yra priklausomybė, ar vaikas turi realių kažkokių tai socialinių ryšių, ar jisai nori užsiimti kokią nors kitą veiklą, ar jis bendrauja su savo artimaisiais, su šeima, ar nori užsiimti bendromis veiklomis, o gal jo tik tai yra susikoncentravimas į tą telefoną, ar ne, ir jisai visiškai net ir nežaisdamas kažkokių žaidimų, ar nebūdamas prisijungęs prie socialinių tinklų, bet vis tiek jo mintyse sukasi ta vienintelė veikla, ar ne, kuriais tai nori užsiimti. Kaip jūs tada įvardytumėt, kaip atskirti, kada tai yra tik socialinis poreikis, jeigu taip iš viso įmanoma atskirti, kaip jūs iš praktikos sakytumėt, ir kiek tai yra jau problema? Na, turbūt reikėtų žiūrėti, kokiu tikslu vaikas telefoną naudoja, ar ne? Ar tai yra pagal paskirtį, kaip būdas lengviau gauti tam tikrą informaciją, būdas bendrauti, ar ne, susisiekti, ar tai yra vien tik tai žiūrėjimas kažko tai turinio internete įvairiose platformose, ar vien tik tai naudojimasis socialiniais tinklais, žaidimas žaidimų ir panašiai. Tai manau, kad reikėtų tiesiog žiūrėti, kokiu tikslu, ar ne, vaikas tą telefoną naudoja, kaip ilgai tą daro, ar jam pasakius, kad galbūt jau būtų laikas tą telefoną kaip ir padėti, ar tai nesukelia agresijos, pykčio priepuolių ir panašiai.
O apskritai, taip įvardintumėt, kad išmanieji telefonai ir su jais susiję iššūkiai yra padidėjusi, paaštrėjusi problema, kuri atsispindi ir per vaiko teisių gynėjų darbą? Žinoma, kad yra, nes dažnu atveju vaikai ne visada žino, kaip saugiai reikėtų naudotis telefonu, kaip saugiai reikėtų elgtis internete. Dažnai tėvai patys, ar ne, šiek tiek pagudrauja, apeina sistemą, sakykime, ar ne, ir sukuria vaikams netgi socialinius tinklus, nors mes puikiai žinom, kad visi socialiniai tinklai turi amžiaus cenzą, nuo kurio reikėtų pradėti naudotis, ar ne. Ir tada tikrai yra susiduriama su tokiamis problemomis, kad vaikai patiria internetinės patyčias, prieinamas tampa kažkoks tai pornografinis turinys, smurtinio elgesio ar neskatinimas, agresiją skatinantis turinys. Ir va tada jau tampa kaip ir problema, ar ne? Kaip jūs, Mindaugai, įvardytumėte iš tokios gal praktinės, sakykime, pusės, kokie yra ankstyvieji signalai, kurie rodytų, kad tas santykis su išmaniuoju įrenginiu ar, nežinau, telefonu, internetu, čia galim kol kas tokį bendrą turbūt vardiklį turėti visiems šiem dalykam, kada jau jis tampa probleminis? Kolegė labai gražiai vardino vieną punktą, tai yra kam naudojamas įrenginys. Ar įrenginys naudojamas tikslu susisiekti su tėvais, susisiekti su draugais, gauti kažkokią tai reikiamą informaciją, lygiai taip pat galbūt ir pramogai žaisti, ar jisai patampa neatsiejama kasdienio funkcionavimo arba disfunkcinio funkcionavimo dalimi. Ir paantrinsiu kolegės įvardintus simptomus, iš tiesų, ką pastebi psichiatrai ir psichologai, tai yra tokie simptomai kaip didesnis irzlumas, kaip didesnis agresyvumas. Vėlgi, kaip buvo paminėta, ypač pasakius arba paprašius padėti telefoną į vietą, atsiranda pyktis. Šalia to gali blogėti rezultatai, akademiniai rezultatai. Šalia to gali būti atsiribojimas didesnis nuo draugų, užsisklendimas savyje. Ir labai dažnai lygiagrečiai eina miego problemos. Vienas iš 4 vaikų eina miegoti su telefonu, o iš esmės tai duoda daugiau kaip pusę valandos trumpesnį miegą, kas irgi yra labai svarbu jaunam amžiuje. Labai svarbu, kad pasakytumėt, ar visgi reikia, kad visi šitie požymiai ties visais varnelę uždėt, ar vien tai, kad supykai, kai paprašė padėt, jau gali reikšti, kad, kaip jūs įvardėte, disfunkcinis funkcionalumas, tai yra, ne, disfunkcinis funkcionavimas. Nes man atrodo, kad pirma reakcija visų visada yra, bent aš kiek esu mačius. Susitariam tai, bet vis tiek erzina, dar duok truputėlį. Ar tai, kad pyksti, jau savaime reiškia, kad kažkas blogai? Turbūt reiktų šitą vietą įvardinti, kad nepaisant to, kad mes kalbam apie priklausomybę kaip fenomeną, tačiau yra tokios diagnozės nustatytos, kad būtų nustatyta diagnozė priklausomybė nuo interneto, jos nėra šiai dienai. Ir šiuo atveju mes negalim kalbėti apie tokius kaip patognominius simptomus. Pavyzdžiui, jeigu rentgenologas peršviečia, atlieka kojos nuotrauką ir mato, kad koja, matosi lūžis rentgeno nuotraukoje, tai aišku yra kokia liga. Ir be jokios abejonės, sakykime, įvairūs simptomai, kaip pasakymas, baik būti telefone ir padėk jį ant stalo, jisai gali bet kurį iš mūsų suerzinti, nepriklausomai ar vaikas ar suaugęs žmogus būtų. Tačiau čia reikėtų atkreipti dėmesį į tendenciją. Tai yra, jeigu vienkartiniai atvejai, tai yra viena, bet jeigu jūs matote tendenciją ir joje atsikartoja vienas iki galbūt vienas simptomas, kitą kartą galbūt kitas simptomas, tai būtų požymiai, kai vertėtų sunerimti. Ir kuo greičiau atkreipsite dėmesį į tai, tuo geriau. Dėl tokių priežasčių, kad kuo jaunesnis amžius, tuo stipresnis poveikis ekranų yra centriniai nervų sistemai, tai viena, o antra galiausiai pats įgūdis, pats gebėjimas vaiko ar paauglio valdyti savo impulsus
jis labai priklauso nuo to, kuo anksčiau pradėsite su tuo dirbti. O kai vaikas iš tikro bus ūgtelėjęs, na, tai iš tiesų gali būti rimtas konfliktas, jeigu jūs paprašysite iš paauglio atiduoti telefoną. Bet dar noriu pasitikslinti labai trumpai. Jeigu gerai suprantu, kai sakot, kuo ankstesnis amžius, tuo didesnis poveikis centriniai nervų sistemai, tai labai paprastai galima sakyti, nors jūs sakėt, kad priklausomybės diagnozuoti taip lengvai nepavyktų, kaip rentgenu nušvietus koją, bet visgi ar galima taip teikti, kad kuo anksčiau pradeda vartoti išmanius įrenginius, naudoti vaikas, tuo priklausomybės rizika yra didesnė? Vienareikšmiškai. Ir ne tik priklausomybės nuo telefono, bet yra tyrimų, kurie aiškiai rodo, kad jei vaikai pradėjo naudotis išmaniuoju telefonu iki 11 metų, pas juos buvo 30% didesnis šansas patirti depresijos ar nerimo simptomus. 30% didesnė rizika. Gerai, šitą užsifiksavom. Profesoriau Omeljanovai, kaip jūs sakytumėt, kokie yra naujausi tyrimų duomenys, nes jūs atliekat ir tyrimus, ar ne, tyrėt telefonų naudojimą, kiek vaikai, turbūt ne tik vaikai, bet ir jaunimas, galim tokią savoką vartot, vidutiniškai praleidžia prie ekranų? Daug. Mūsų ankstesni tyrimai parodė, kai tyrėm jaunųjų suaugusių, tai yra 18-36 metų jaunuolius vyriškos lyties, tai didesnė dalis rekreaciniais tikslais kasdien praleidžia apie 6 valandas. Rekreaciniai tikslai, tai čia pramoga. Taip, pramoga. Na, o kalbant apie naujausią mūsų tyrimą 15-18 metų amžiaus vaikų Lietuvoje, tai vėlgi situacija labai panaši. Vidutiniškai kasdien jaunimas praleidžia 5,5 valandas prie ekranų ir mergaitės šiek tiek praleidžia net daugiau negu berniukai. Tai čia ekranai, nežinau, ar jūs skirstėt, tarkim, laikrodukai, ar irgi patenka į tą kategoriją, ar čia yra... Laikrodukai nelabai, bet planšetės, kompiuteris, telefonas, dabar vis tiek dažniausiai viskas yra telefone, bet čia dar norėčiau pabrėžti, kad mes, šiek tiek išsiskiriame iš tarptautinio konteksto, šiek tiek mūsų Lietuvos vaikai yra daugiau įnikę į ekranus negu kitos šalis, bet priklausau tokia organizacija Active Healthy Kids Global Alliance, kur rengiam kas 4 metus ataskaitas didžiulės apie fizinį aktyvumą, apie kitus dalykus. Tai nėra nei vienos šalies, kuri galėtų pasidžiaugti, pasigirti tą gerąją patirtim, kur mažėja sėslus laikas ir mažėja prie ekranų praleistas laikas, tai iš tikrųjų problema yra tarptautiniu mastu. Net ir tos šalis, kurios jau draudžia telefonų naudojimą mokyklose? Na, situacija ten aišku, kad žymiai geresnė, nes mūsų pertraukų metu gaunasi 1,5 per dieną ir jeigu mokykla neturi tos politikos draudimo pertraukų metu naudoti telefonais, tai faktas didžioji dalis vaikų, liaudiškai tariant, sėdi telefonuose. Ir kaip jūs tada įvardytumėt dar, kokios yra nesaikingo telefono naudojimo pasiekmes? Mes girdėjom kolegą Mindaugą sakant, kad 30% didesnė tikimybė depresijos arba nerimo sutrikimų. Kas dar? Yra toks apibrėžimas sveikatos. Ne vien ligos ar negalios nebuvimas, o visiška fizinė, psichikos ir socialinė gerovė. Tai aš tiesiogiai susiečiau su tom 3 gerovėmis laiką praleista prie ekranų iš neigiamos pusės. Tai fiziniam kūnui aišku atsiliepia. Tai jeigu sėdim prie ekranų, tai ką mažiau darom, mažiau judam ir daugiau sėdim. Tai nėra tik tai raumenims ir širdžiai blogis, bet pastebėkit kada nors vaiką, kaip jis sėdi. Jisai susikūprija, tai ir lordozė, ir kifozė, ir skoliozė. Ta prasme, kad stuburui taip pat yra iššūkis ilgo sėdėjimo prie ekranų pasekoje. Kalbant apie psichikos gerovę, vėl, kuo daugiau vis naujų vaizdų, tuo daugiau dopamino ir kai jau reikia natūraliai gauti džiaugsmą iš gamtos, iš vaizdų, iš bendravimo, vaikui jau sunkiau sekasi. Na ir socialinė gerovė taip pat didina vienišumą, kaip jau kalbėta, atskirti šiek tiek, nes tu tiesiog nebendrauji su savo bendramžiais, nes turi tą įsivaizduojamą savo, nežinau,
partnerį, draugą, kuris, iš tikrųjų nieko gero neprisideda. Tai visom funkcijom, galima sakyti, ilgas buvimas prie ekranų atsiliepia neigiamai. Kodėl mergaitės, dabar pagalvojau, ilgiau naudoja ekranus, ar tai kaip nors sėtina su mūsų tokiu stereotipiniu įsivaizdavimu, kad berniukai daugiau sporto būreliuose praleidžia laiko. Aišku, kad visiškai čia nesąmonė, visai būna. Bet koks yra jūsų paaiškinimas, ar jūs bandėt kaip nors apčiopti? Tai būna visaip, bet apskritai socialinės medijos vartojime kritinę masę sudaro moteriškos lyties atstovės, tarkim, Instagramą. Jeigu žiūrint, tai ten didžioji dalis yra moterų, tai mergaitės linkusios į socialinės medijas labiau. Na, o žinoma, kalbant apie kompiuterinius žaidimus, tai čia jau kabutėse laimi berniukai. Gerai, tai dabar mes tarsi tam pasakėm, mes visais būdais, visais kanalais visi tarsi suprantam, kad problema yra, kad ji nieko gero, perteklinis vartojimas įrenginių ar naudojimas, net nežinau, koks čia tikslesnis terminas daro, daug neigiamos įtakos ir kad tai nėra gerai. Ką daryti noris klausti, bet norisi dar jūsų irgi, pavyzdžiui, gal Ieva pasakytumėte, ar mes pakankamai tą supratę esam, ar pakankamai įsisąmoninę, ar visgi tik tai, nežinau, ar korektiškai skirsti, tarkim, tokia labiau išsilavinusi visuomenės dalis. Ar visgi ir galima kaip nors pasakyti, kad yra dalis žmonių, kurie tiesiog dar vis nepripažįsta problemos. Ir kodėl aš taip klausiu, nes tokį esu visiškai profaniškai irgi pastebėjimą pamačius, kad kuo tu mažiau, pavyzdžiui, turi pinigų, čia labai supaprastintai šneku, tuo tu tada labiau nori kažkokių blizgučių ir tuo tu labiau džiaugiesi, kad gali įsigyti daiktą. Ir tada man atrodo, tos socialinės grupės, kurios yra mažiau turtingos, gal tarkim, jos labiau dar naudoja negu socialinių, tarkim, telefonus. Anksčiau jos turi, labiau jais džiaugiasi, negu žmonės, kurie šiek tiek priešingai. Bet čia visiškai su nieko nesusijęs komentaras, tiesiog asmeninis pastebėjimas, kuris nepretenduoja būti tiesa ir nepretenduoja būti joks tyrimas. Kaip jūs iš vaiko teisų perspektyvos pasakytumėte, ar visuomenė supratusi šitą problemą giliai? Aš manau, kad dalis visuomenės tikrai yra supratusi ar ne, jau matom tam tikrus pokyčius vykstančius, ir ugdymo įstaigose yra jau stengiamasi kiek įmanoma labiau ar ne riboti tą mobiliųjų telefonų naudojimą pamokų metu. Žinoma, reikėtų ugdymo įstaigoms taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad ar vaikui jam reikalinga informacija po pamokų yra prieinama kitais būdais, ne tik tai naudojantis socialiniais tinklais ir telefonu. Bet ką jūs paminėjot, ar ne, kad apie socialinės grupės ir naudojimas telefonu, tai aš manyčiau, kad kuo tėvai daugiau yra išsilavinę, ar ne, kuo patys turi įvairesnių veiklų, į jas įtraukia savo vaikus, tai žinoma, kad tas vaikas turbūt praleis mažiau laiko telefone, ar ne, o jeigu vaikas mato, kad jo tėvai taip pat naudojasi be galo daug, ar ne, telefonu, socialiniais tinklais, taip pat kokią paskirtim tą daro, ar ne, ar tik tai pramoginiu turiniu, tai turbūt perima tą irgi modelį iš savo tėvų. O jūs, Arūnai, dar ką pridėtumėt, gal koreliacija su sportu kokia nors čia yra akivaizdi, kuo tu daugiau fiziškai judi, tuo netyrėt šito aspekto, tuo mažiau naudoja įrenginius išmanius? Na, galima išvelgti tikrai sąsajų tarp fizinio aktyvumo ir buvimo prie ekranų. Labiau atvirkštinė. Kuo tu būni daugiau prie ekranų, to tu tingi, tau nėra poreikio judėti. Ir čia gerai šiek tiek užsiminėt apie tėvų išsilavinimą. Vėlgi, su fiziniu aktyvumu lygiai tas pats. Kuo tėvų išsilavinimas yra didesnis, kuo jie rodo geresnį pavyzdį, tuo ir tas su sveikata susijęs elgesys, tai yra ir mityba, ir fizinis aktyvumas, ir žalingų įpročių neturėjimas tiesiogiai įtakoja tą vaiką, lygiai tas pats su laiko prie ekranų. Turbūt visi suprantam, kad neadekvatu, kai tėvai sako, nebūk telefone, nežiūrėk į planšetę, nežais kompiuterinius žaidimus ir nieko daugiau tam vaikui nepasiūlo. Kad ar išeikim ir dažnu atveju dar, kaip ir sakot, patys sėdi telefone, išeikim, pasivaikščiokim, muziejai,
takai įvairūs, mini kelionės, tiesiog išėjimas į lauką ir nesvarbu koks oras, jau duoda gerąjį poveikį mūsų organizmui, ypač vaikams. Ir dar dažnai pamiršta tėvai, kad nebuvimas prie ekranų, o kitose veiklose buvimas kartu gerina jų tarpusavio santykius. O patys vaikai, beje, Ieva, jaunimas, gal irgi tiktų tas terminas, ar jie irgi susirūpinę ir masto apie šitą problemą ir yra sąmoningi, ar labiau tai yra tokia priešprieša su tėvais, kurie nuolat riboja? Manau, kad nėra sąmoningi dar pakankamai šioje srityje. Kaip ir minėjau, tai turbūt ugdymo įstaigos ar ne tik, kad drausti turėtų naudotis tais telefonais, bet ir šviesti, ar ne, apie tai, kad kokie pavojai mūsų tyko internete, koks turinys yra tinkamas vaikams pagal jų amžių, kad ne viskas, ką mes matom internete ir kas yra galbūt prieinama, yra tinkama, atitinka vaiko amžių. Tai sąmoningumo tikrai dar trūksta, manyčiau. O kaip iš praktinės pusės, nežinau, gal konsultavimo, neatskleidžiant konkrečių, duomenų, ką pasakytumėt, kiek yra tokio sąmoningumo ir iš paauglių vaikų pusės, ne tik tėvų? Aš truputėlį gal dar įsijungsiu prieš tai buvusią diskusiją susijusią apie santykį su ekranais vaikų sąsoje su šeima. Tai iš tiesų, kaip įvardinote pradžioj, savo pastebėjimą iš šalies, iš tikro jį patvirtina tyrimai ir jeigu pasižiūrėti Silicon Valley, Silicio slėnyje, ten, kur iš esmės gimsta visos technologijos, ten rasite ne vieną mokyklą, labai brangiai mokoma, kur mokosi technologijų kūrėjų vaikai ir kur iš vis nėra prieimo prie ekranų kaip tokio. Nes būtent tie žmonės geriausiai suvokia, kaip veikia ekranas, kaip veikia ekrane esantis algoritmai ir tas dopamininis pastiprinimas, kas yra kuriama tam, kad mus išlaikyti kuo ilgiau ekrane, o šiuo atveju paauglys ar vaikas. Jis yra labiau pažeidžiamas dėl to, kad jis yra impulsyvesnis, jo kritinis mąstymas yra mažiau susiformavęs, gebėjimas įvertinti riziką mažiau susiformavęs, dėl to atsiduria gerokai prastesnėje situacijoje. O taip pat, kaip kolegos kalbėjo kitą situaciją apie šeimos santykį, tai įdomu, tai jeigu anksčiau būdavo gan griežtai koncentruojamasi į laiką ekrane, dabar irgi yra rėžiai apibrėžti ir pasaulio organizacijos, ir Amerikos pediatrų asociacijos, ir Švedijos, sakykime, asociacijų ir kitų šalių. Tai šiai dienai vis dėlto įskiriama lygiagrečiai ir kontekstas, kad galbūt ne tik tai laikas ekrane, bet ir kontekstas, ką tu darai tame ekrane ir kad tai yra nemažiau svarbu ir kontekstas aplamai susijęs su ekranu. Mes galime nustatyti vaikui arba paaugliui labai griežtą ribą, kad tu tiek laiko turėk ekraną per dieną ir viskas. Ir kitas variantas yra, kad gali būti abipusiai sutartos taisyklės, kad nenaudojamas telefonas prieš miegą, neturima jo miegamajame, yra laikas be telefonų, yra bendra veikla be telefonų. Ir tėvų buvimas su vaikais, sąmoningas buvimas ir pavyzdžio rodymas iš ties yra labai svarbus tiek laikui, tiek netgi tyrimai rodo, kada, klausiama, kada vaikas gali turėti savo pirmąjį išmanųjį telefoną. Ir nurodoma, kad tai turėtų 13 metų plus būti. Tačiau kokia 6 maždaug klasė? Jo, bet lygiagrečiai yra tyrimų, kurie sako, kad daug kas priklauso ir nuo socialinės aplinkos. Tai yra, jeigu santykis su tėvais yra geras, jeigu vaiko psichoemocinė būklė yra gera, jeigu pati aplinka yra tinkama, tai netgi šiuo atveju tas pats vienas telefonas nepadaro žalos kaip tokios. Bet vis tiek tai laiko matavimas, kurį mes suprasdavom kaip tokią reikšmingiausia, efektyviausia, gelbstinčia mūsų priemonė, nes tokia jį aiškiai nusistatai ribą ir jos ten laikaisi. Ar galim apibendrinti, kad ir išlieka efektyviai priemonė, ar visgi dabar jau kitoks tendencijos? Be jokios abejonės išlieka, tačiau
net ir mūsų tyrime gauti rezultatai, apie 6 valandos, berniukai šiek tiek mažiau, iš esmės tai yra subjektyvūs rezultatai, kuriuos įvardina patys tyrėmieji. Objektyvūs rezultatai, kada imamas telefonas ir žiūrima, kiek iš tikro laiko, dažnai pasirodo 25–30% didesnė. Tai kiekvienas iš mūsų, nebūtinai paauglys ar vaikas, kiekvienas suaugęs, pasimkime savo telefoną ir pasižiūrėkime screen time. Tai iš tikrųjų mes matysime jį gerokai didesnį, negu rekomenduoja mokslininkai, tačiau ar mes gebame jį valdyti, ar mums to užtenka, kad mes valdytumėm savo ekranus. Ir matyt, kad jis būna didesnis, negu mes patys įsivaizdavom. Dar toks įdomus aspektas. Bet aš galvoju, kai jūs sakot, kad net ir vienas telefonas nepadarys žalos, jeigu, čia taip aš labai subendrintai ir supaprastintai sakau, kad jeigu ten ryšiai su tėvais geri ir daugmaž viskas yra gerai, o jeigu tu esi vienintelis klasėj, kuris neturi telefono, ar tai nepadarys didesnės žalos jau iš tokios socialinės turbūt perspektyvos, čia irgi kaip gydytojo psichiatro klausiu. Bet čia turbūt tai, ką kolegos kalbėjo, iš tikrųjų mes negalime paimti vieno daikto kaip abstraktaus. Vėlgi, jeigu žiūrėtumėm pagal mokslininkų rekomendacijas ir tyrimus, tai rekomendacijos yra aiškios. Iki 13 metų geriau išmanaus telefono vaikas tegul neturi. Ir tas pasakymas, kad telefonas nepadarys žalos, tai daugiau ne tai, kad jis nepadarys žalos, bet kad yra apsauginių faktorių. Ir šiuo atveju iš tiesų, kas buvo paminėta apie fizinį aktyvumą, kas buvo paminėta apie laiką su vaiku, tai yra ir su vaiko savivertės, savigarbos, tinkamos elgsenos formavimo susiję faktoriai. Ir būtent visa tai veikia kaip apsauginiai dalykai. Tai iš tiesų, jeigu šeima laikosi tokio principo, kad ne, pas mus išmanusis telefonas bus tik tada ir tada, bet visi kiti faktoriai yra tinkami ir vaikas turi stiprų palaikymą, manau, kad telefono neturėjimas, kaip, nežinau, kažkokių naujausių tenai sportbačių ar panašiai, nesukels tokios žalos, kiek per ankstyvas telefono turėjimas gali jo sukelti. Ir negaliu nesusilaikyti, nepasakęs tokio pavyzdžio. Iš tiesų, kada atsiranda tam tikra nauja technologija arba tam tikra nauja medžiaga, dažniausiai mes nežinome, kaip su ja elgtis. Atsiminkit, kada atsirado automobiliai, nebuvo saugos diržų ir nebuvo taisyklių, kaip vartoti. Mes neatsimenam, bet turbūt, kad diržų tikrai nebuvo. Iš literatūros. Kėdučių nebuvo, atsimenam vaikystėje savo. Taip, dabar atrodo nuostabu, bet iš tiesų nikotino lazdelės arba cigarilės buvo parduodamos vaistinėse nėščiosioms kaip raminanti priemonė. Tai iš tikrųjų turi praeiti nemažai laiko, kol mokslininkai atlieka tyrimus ir nustato žalą. Tai šiuo atveju vaizdiniai tyrimai, vizualiniai centrinės nervų sistemos tyrimai rodo, kad ekranų poveikis centriniai nervų sistemai, jeigu jis yra tęstinis ir nuoseklus, turi tokį pat poveikį kaip ir kokaino vartojimas, tai reiškia cheminė medžiaga. O dar apie dirbtinį intelektą, jeigu pradėtumėm kalbėti? Taip. Ir va šitoje situacijoje tada nejučia pradedi galvoti, kodėl mes ant cigarečių rašome, kad tai kenkia tavo sveikatai? Kodėl alkoholis yra ribojamas ir parduodamas tik tai nuo tam tikro amžiaus? Kodėl automobilio teisės galima įgyti tik tada ir tada? Kodėl mes nekalbam apie išmaniuosius telefonus, kur esti lygiai tokios pat rizikos? Dažniausiai vaikai, kai neturi telefono, jie būna fiziškai aktyvūs. Ir čia visiems rekomendacija, kas turi tą politiką, kas neturi įsivesti. Čia apie mokyklas dabar. Apie mokyklas. Tokį draudimą ar taisyklės, kad, nesinaudoti pertraukų metu, o tie, kas jau tą turi taisyklę, tai
didinti fizinio aktyvumo prieinamumą. Teniso stalų, kamolių, sporto salės turi būti atidarytos į lauką, jeigu saugumas leidžia išeiti ir taip toliau, nes vaikai neišsėdi taip kaip mes va čia ar kažkur kitur, galim valandą 2 sėdėti. Vaikai, jeigu nėra ką veikti, jie organizuojasi, jie juda ir tai būna fiziškai aktyvus, o ir pertraukų metu fizinis aktyvumas aiškiai įrodyta labai gerai veikia ne tik kūną, bet ir psichikos sveikatą ir kognityvinius net procesus geriau mokosi vaikai. Bet žodžiu, vis tiek yra tada sąžininga permest atsakomybės ir ugdymo įstaigom, ne vien šeimom ir tėvams su savo vartojimo įpročiais. Čia susiję, nes šiuo metu, kad įdėti tą taisyklę, jeigu vadovas nori turėti mokykloje nesinaudoti telefonais pertraukų metu, būtinai reikia tėvų sutikimo, tarybos mokyklos ir vaikų, ir tėvų. Čia toks bendras turi būti supratimas nuo tėvų iki politikos. Kaip jūs, Ieva, sakytumėt, kaip tada praktiškai mokyti vaiką sveiko santykio su telefonu? Ar tai yra išvis įmanoma, jeigu nesveikas santykis yra mokyklos ir tėvų lygmenį? Tai galbūt reikėtų irgi, ar ne, kaip paminėjo, kad tie sutarimai mokykloje turėtų būti priimti bendruomenės lygmenio, ar ne, tai vaikams turėtų lygiai taip pat būti aiškinamos priežastys, dėl ko tokie susitarimai atsiranda ugdymo įstaigoje, dėl ko prašoma yra, kad tais telefonais nesinaudotumėte ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu. Ir kada vaikai supranta, ar ne, tas priežastis, jiem būtų gražiai paaiškinta, kad fizinis aktyvumas, ar ne, kokią teikia naudą, tai tada jiem ir tų susitarimų yra daug paprasčiau laikytis, jie jaučiasi nekontroliuojami, o suprantantys situaciją. Bet ar gražus paaiškinimas, Mindaugai, yra pakankamas vertas, pavyzdžiui, paaugliam? Jie gal ims draudimų jiems daugiau pridėjus ir gražiau paaiškinus ras savo kažkokį mechanizmą slaptą, kaip naudotis įrenginiais? Aš šiuo atveju, atsiprašysiu tiek kolegų, tiek žiūrovų, būsiu nepopuliarus, nes esu draudimų šalininkas ir manau, kad tam tikrose situacijose be draudimo neapsieisi. Reikia suvokti, kad kitoje ekrano pusėje esti visa daugiamilijardinė industrija, kurios verslas yra pastatytas ant to. Ir atminti tą posakį, jeigu tu nemoki už produktą, tai vadinasi, tu ir esi produktas. O duomenys yra šių dienų nafta. Ir kitoje ekrano pusėje sėdi talentingi žmonės, elgesio dizaineriai, psichologai, programuotojai, socialinės nuomonės tyrėjai, kurie kuria produktą ne dėl to, kad jisai mūsų žalotų. Jie neturi tokio tikslo. Jie kuria produktą, kuris mus užkabintų ir kuriame mes liktume. Tai šiuo atveju naivu tikėtis, kad vaikas, paauglys ir net suaugęs žmogus gali atsispirti tam. Ir čia yra tam tikra ir saviapgaulė, ir visuomenės apgaulė, kad tai tik nuo tavęs priklauso, nuo tavo valios priklauso ir panašiai. O iš tikrųjų tai taip mūsų fiziologija ir psichologija veikia, kad jeigu bus tam tikri specifiniai trigeriai, mes užkipsime ir mes liksime tame. Ir šiuo atveju reikalingas įsikišimas valstybinių lygmenių, įvedant tam tikrą ribojimą. Pasižiūrėkit, jeigu nebūtų, o kodėl mes draudžiam, sakykime, vaikams įsigyti rūkalus? Arba o kodėl mes draudžiam įsigyti alkoholį iki 18 metų? Ir yra ir gerbiamų politikų iš įvairiausių politinių partijų, kurie sako, ne, leiskim gerti nuo 18 metų, nes gali eiti į armiją ir panašiai, tuoktis ir vesti. Viskas ok, bet ką rodo tyrimai? Tyrimai rodo, kad jeigu mes dar tuos 2 metus iki 20 metų pratempiam, priklausomybės skaičius statistiškai patikimai mažėja. Rizika, ar ne? Taip, rizika, kad vystysis priklausomybė. Ir daug tokių dalykų, kurie buvo susiję su ribojimais, mums atrodė nepriimtini. Galbūt šiek tiek vyresni žiūrovai pamena, kad anksčiau buvo galima rūkyti baruose, restoranuose ir valgymo vietose. Ir buvo labai piktinamasi, kada buvo įvedinėjama tvarka, kad nebūtų galima rūkyti, nes sakė, verslai žlugs. Ir kaip dabar smagu, kada tu grįžti po vakarėlio ir tavo drabužiai nėra persismelkę tabako dūmais.
Jau atrodo nebeįsivaizduojama šiek tiek realybė dūmų sūkuryje būtų pasėdėjus. Čia arba kitas pavyzdys, ar pamenat, kaip degalinėse būdavo pardavinėjamas alkoholis, nepaisant skaudžių įvykių, ir degalinės taip pasakė, ne, neįmanoma, kaip mes be to išgyvensim. Na ir gyvenam, lygiai taip pat kaip ir gyvendami su ribojimu, kada galima įsigyti alkoholio, kada negalima. Tai reiktų atkreipti dėmesį, kad ekranai šiuo atveju reikalauja tokio pat reguliavimo. Ir galbūt mano paskutinė pastaba iš asmeninio gyvenimo, sūnui dabar 17 metų, ir diskutavom apie tai, ar reiktų ar nereiktų įvedinėti taisyklės mokykloje. Tai truputį skirtingai nei kolegė sakė, be abejo 17 metais arba kalbant apie savo tą jam artimą grupę, tai ne, jiems tai tikrai nereikia. Bet labai aiškiai vardina, kad iki 10 metų iš tikrųjų reikėtų drausti mobiliuosius telefonus mokykloje. Tai įdomu, kad net paaugliai, kurie iš esmės kaip eksperimentiniai triušiai dėl mūsų kaip tėvų ir visuomenės nežinojimo apie žalą, jie tai atpažįsta jau ir galvodami apie jaunesnius, sakykime, apie jaunesnius savo brolius ar sesės, jau jie elgtųsi galbūt kitaip. Aš kartais savo vaikui sakau, kai jau pritrūkstu argumentų, kai gaunu spaudimą, kad maždaug visi klasiai turi, jis yra pirmokas, iš tikrųjų turi vienas vaikas, tai sakau, kaip tu man vėjuk padėkosi ateityje, kad aš tau dabar neleidžiu. Bet jūsų sūnaus pavyzdys rodo, kad gal ir padėkos. Norėjote įsiterpti? Jo, norėčiau dar papildyti. Sakom, sąmoningumas labai svarbu tiek vaikų, tiek tėvų, pokalbiai, kad mažiau būtumėm ekrane, mažiau būtumėm įsitraukę į socialinės medijas, bet kovo pabaigoje Jungtinėse Amerikos valstijose teismas aiškiai pripažino Meta, tai yra Facebook ir Instagram, ir Google, tai yra YouTube, kaltę dėl to, kad jie sąmoningai veikia algoritmus tam, kad didintų vaikų ypatingai priklausomybę technologijoms, kad kuo daugiau juos išlaikytų prie ekranų. Tai netgi ir teismas jau su ekspertais, su visom teisiniam bazėm pripažino tokias mega prekės ženklus, kaltus. Tai vis dėlto tik to sąmoningumo neužtenka. Pritariu Mindaugui, kad kartais reikia ir draudimų. O Mindaugai, dar tokio aliarmo, dar uždedant, ir nereikia jums būti populiariu, bet tarkim, dirbtinis intelektas yra dar naujesnės rytis. Jūs labai gražiai pasakėt, kad mokslininkams užtruks dar daugybę laiko ištirti vien jau, tarkim, tai, su kuo mes dabar gyvenam, ar ne? Kokių dar papildomų sunkumų įneša dirbtinio intelekto žaibiška, nesuvokiama plėtra? Dirbtinis intelektas pats iš savęs, kaip paminėjote, dėl žaibiškos plėtros įneša didžiulį neapibrėžtumą ir iš tiesų tyrėjai nespėja paskui, nes šiuo metu visos lėšos yra metamos į vystymą, o ne į saugumą ir ne apie pasiekmes žmogui, kaip tas dirbtinis intelektas mus veikia kaip tokius. Tai iš to, ką mes pastebėjome savo atliktame tyrime, kuriame dalyvavo beveik 5000 tyriamųjų, kad dirbtinio intelekto naudojimas paauglių tarpe buvo susijęs su didesniais probleminio interneto naudojimo įverčiais ir tai savo ruožtų asocijavo su didesniu psichologiniu distresu, prastesnė miego kokybė bei dažnesniais psichosomatiniais simptomais. Bet čia viskas tas pats, kas ir tiesiog išmaniai įrenginiai, ar dar kas nors papildomas aspektas įsijungia, dar didesni psichosomatiniai simptomai, va dabar juos paminėjot, apie juos prieš tai lyg nebuvom kalbėję, labiau apie nerimą buvom kalbėję, ar ne? Kada mes atlikom tyrimą, iš tiesų nepavyko rasti internete nei vienos adaptuotos skalės. Ir iš esmės mes patys sudarėm 5 klausimų klausimyną, kuriuo remdamiesi vertinome. Tai galimai mes ištyrėme tik tai vieną segmentą kaip tokį. Bet iš tiesų, jeigu imant pasaulinio lygio ekspertus, pavyzdžiui, kaip Yuval Harari, knygos Sapiens autorių, turbūt žinoma daugeliui mūsų žiūrovų, jisai mini, kad socialiniai tinklai tai buvo kova dėl mūsų dėmesio.
Dirbtinis intelektas yra kova už mūsų širdis arba už mūsų intimumą. Tai reiškia, kad iš esmės šiuo atveju visiškai įsitrina riba ir dirbtinis intelektas gali būti be proto patrauklus, be proto įdomus ir be proto įtrauklus. Mes jį galim antropomorfizuoti, suteikti jam žmogiškasias savybės. Netgi beveik ir empatijos. Taip, bet jis tai imituoja, jis to neturi, tačiau mes jį priimam kaip kitą. Ir visai nesenai vieno pranešimo metu teko bendrauti su suaugusiais žmonėmis ir jie taip pat uždavė klausimą apie dirbtinį intelektą ir paklausė, o ar tame nėra problemos, nes kai kurie įvardino, kad praleidžia po 14 valandų pokalbiuose su dirbtiniu intelektu. Kaip jūs matot, gal yra pokalbiuose su dirbtiniu intelektu ir naudos kokios nors, tarkim, vaiko teisės, gal kas nors iš vaikų, čia visiškai fantazuoju, kalbėdamas su tuo niekada tavęs neapleidžiančiu generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiu, pavyzdžiui, pasiekė tokią ribą, kai jam patarė kreiptis į vaiko teisės ir taip jis atsirado pas jūs ir jūs padėjot tam vaikui. Tokių konkrečių pavyzdžių tikrai neturiu, bet aš vis tiek grįžčiau prie to, kad vaikui svarbiau yra turėti tikrų ryšių, realių draugysčių su bendramžiais, ar ne. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar vaikas turi draugų, ar yra kviečiamas žaisti, ar jaučiasi priimta savo bendramžių tarpe. Ir vis tik, kaip sakot, ar ne, kad pasikreipti į vaiko teisių gynėjus būtų turbūt žymiai naudingiau, jeigu vaikas turėtų suaugusį asmenį, kuriuo gali pasitikėti ir į kurį gali tos pagalbos pasikreipti ir tikrai būtų nukreiptas tinkama linkme. O jūs, Mindaugai, kokią nors visgi ir teigiamą aspektą, kaip jeigu nėra jų, tai gerai, mes galim drąsiai sakyti savo visus įsitikinimus, bet aš tik svarstau, kad būtų koks nors balansas. Gal yra, pavyzdžiui, šeimų, kurios neturi galimybės mokėti gydytojam, psichiatram arba psichologam, psichoterapeutam ir gal tada jau geriau ChatGPT naudotis ir tau vis tiek visą bazinę sugeneruotą didžiųjų kalbos modelių medžiagą kokiu nors supaprastintu formatu, bet pateiks ir gal tu jausies, kad tau padėjo. Iš tiesų tai nėra taip paprasta ir tikrai sutinku su kolegė, kad kol mes turime žmogiškąjį ryšį, kad žmogiškasis ryšys turėtų būti pagrindas ir svarbiausias. Tačiau iš kitos pusės, tiesiog reikia žiūrėti į realybę ir šiai dienai nesvarbu, kur eina žmonės, ar pas gydytoją, ar pas psichologą, įtariu, kad ir pas teisininką, ar kitą specialistą, neretai jau jie būna pasikonsultavę su dirbtiniu intelektu. Ir tą patį psichologai pasako, atliekant tyrimą, mokyklų psichologai, sako, žinai, ateina pas mus jau pasikonsultavę ir kartais labai neblogai pakonsultuoti, nelabai ką turiu pridėti. Bet jūs nervina tai ar ne? Dviprasmis jausmas. Turbūt, jeigu yra kažkoks netinkamas patarimas ir žmogus yra įsikandęs į tai, tai gali erzinti. Iš kitos pusės yra natūrali vidinė baimė, kada tu suvoki, kai didieji kalbos modeliai taip gerai gali atlikti mūsų darbą ir turi tokį neapibrėžtą žinių bagažą, natūraliai gali pasijausti taip, kad tu būsi įstumtas. Bet kur vis dėlto yra žmogiškasis šiuo metu žmogaus privalumas ir kodėl vis dėlto tiek vaikai, tiek suaugę ateina pas gyvą žmogų pasikonsultuoti. Problema su dirbtiniu intelektu yra pataikavime ir prisitaikime prie žmogaus. Iš esmės tu gali iš jo išgauti atsakymą tokio, kokio tu norėsi savo viduj ir galimybė konfrontuoti yra pakankamai menka. Taip iš tiesų po teisminių ieškinių susijusių su savižudybėmis Jungtinėje Amerikos valstijose, tai pavyzdžiui dabar ChatGPT modelis, jisai labai greitai, jeigu tik atsiranda kažkokia kalba apie psichikos sveikatą arba mintis susijusias su savižudybės, jisai labai greit aktyvuojasi ir pasiūlo kreiptis pas profesionalą pagalbos.
Tačiau yra ir kitų modelių, ir kita, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad žmogus, kuris yra labiau sutrikęs, jam yra sunkiau atpažinti tas vietas, kur galbūt tas modelis stengiasi prisitaikyti, jam sunkiau įjungti savo kritinį mąstymą kaip tokį. Ir dažniausiai, kai mes vertinam iš sveiko žmogaus perspektyvos, tai taip, aš gaunu gerus patarimus ir jais galiu pasinaudoti. Bet sutrikusiam žmogui net patys geriausi patarimai be šalia esančio žmogaus ir atspindėjimo iš kito žmogaus gali būti, santykinos kokybės ir abejotinos vertės. Bet ir vis tik, kad ryšys gydo, o jūs sakėt, kad kartais dirbtinis intelektas jau gali atkurti beveik empatiją ir tokią ryšio iliuziją sukurti ir ją imituoti, bet visgi terapiniam procese ryšys išlieka svarbu, kurį tu užmesgi su pacientu. Ar čia labai taip reikia apibendrinti? Platus laukas diskusijai dėl tos priežasties, kad jau šiai dienai turime, pavyzdžiui, Azijos šalyse porų, kada žmonės susito arba veda dirbtinį intelekto botus. Ir yra diskusijos apie tai, kad suteikti galbūt skaitmeninę pilietybę dirbtinio intelekto botams. Nuskambėjusi istorija apie dirbtinio intelekto inžinierių iš Google, kuris prarado netgi savo darbą, teigdamas, kad botas yra sąmoningas ir negalima jo išjungti. Tai čia iš ties labai ta plati diskusija ir man atrodo, jinai pakankamai rizikinga tame, kad dirbtinis intelektas, kabutėse, tarsi psichopatas, jisai gali idealiai mus suprasti, idealiai mus imituoti, iš principo pats neturėdamas tikrojo jausmo, empatijos ir gebėjimo būti žmogumi. Ir idealiai haliucinuoti gali. Nors haliucinuoja žmonės iš tikrųjų. Tai va šitoj vietoj pakankamai problematiška. Bet apsiribojant mokykla, paaugliais, vaikais ir mumis ir psichikos pagalbos gavimu kaip tokiu, iš tiesų užduoti vieną ar kitą klausimą, gauti atsakymą kaip tokį dėl psichologinės sveikatos, manau, kad tai yra išties vertinga. Tačiau sekantis žingsnis reikėtų pasikonsultuoti ir su specialistu. Gerai, labai, man atrodo, kad tarsi plačiai ir giliai šnekam, tai yra svarbu mūsų kontekstui. Aš jau link pabaigos pabandysiu grąžinti tokią praktinių patarimų lygmenį mūsų visus ir tarkim paklausti dar jūsų negirdėjau nuomonės, jeigu apie išeitis kalbant, tai čia girdžiu mokslininkai, praktikai sako, kad vis tiek reikia būtinai draudimų. Kaip jūs, pavyzdžiui, sakytumėt, kaip vaiko teisių gynėja, nuo kada galima vaikams duoti išmanųjį įrenginį su socialiniais tinklais? Tai žinoma, kad amžius yra patogus orientyras, tačiau šitoj situacijoje turbūt nėra pats tiksliausias, labiau reikėtų atsižvelgti į vaiko brandą, į tai, kaip jisai geba laikytis susitarimų, ar jis supranta, kaip pats saugiai naudotis tuo telefonu, kaip saugiai naudotis internetu. Ir galbūt labiau reikėtų atsižvelgti į tai, ar vaikas geba jau laikyti susitarimų net tada, kai jis nenori to daryti. Na gerai, o jeigu negeba laikyti susitarimų, tu pats ten kažkoks visas, pasakysiu, šnekamąją kalbą išsitaškęs, pats nesusieki, kada tu ten naudoji tuos įrenginius, pats ribų nesužiūri, bet vis girdi, kad išmanieji telefonai sukels galbūt nerimo, depresijos vaikui ir visgi supranti, kad reikėtų kažkaip visą tai sutvarkyti. Nuo ko pradėti? Koks yra vienas geras, nežinau, praktinis patarimas ryšio mezgimo ar fizinės veiklos? Kas yra dabar tam tėvui, kuris mūsų klauso ir galvoja, o jetau, kaip aš čia jau sufeilinau. Arūnai. Aš vis tiek gal praktiką, ką daryti, paliksiu Mindaugui, bet dar truputėlį iš mokslinės pusės apie vartojimą. Mergaitės daugiau vartoja socialinius tinklus, kaip minėjau, berniukai labiau žaidimuose. Ir kas nutinka, jeigu vėl nėra priežiūros, nėra sąmoningumo ir tiesiog, ką tu nori, tą ten darai, mergaitėms atsiranda konkurencija, konkurencingumas. Nes nuotraukose dažnu atveju
gražiau negu yra iš tikrųjų. Gražesni vaizdai, ilgesni plaukai, didesnės akis, gražesnės blakstienos, nežinau ką ten. Taip, ir nebūtinai tai yra gyvai, o tai šiek tiek yra dirbtina ir ta mergaitė pradeda stresuoti. Gali prasidėti, pavyzdžiui, ką tyrimai vėl rodo, neadekvatus požiūris į savo kūną. Lietuvoje 15-mečių yra 16% turinčių antsvorio arba nutukimą, o mato save beveik kas antra. Tai vėlgi čia yra ir visos medijos, tame tarpe ir socialinių tinklų poveikis, konkurencija. O kalbant apie berniukus, tai įnikimas, įsitraukimas į kompiuterinius žaidimus, tai yra į kitą realybę, į dirbtinę, į nenatūralią realybę, ilgina jų pasiruošimą gyvenimui. Kitaip tariant, psichologiškai ir emociškai paauglystė, bent jau vyriškos lyties atstovų, išsitempė. Jie atideda studijas, atideda darbo rinką, netgi atideda santykius, tame tarpe ir romantinius. Tai daug yra tokių rizikų abiejoms lytims ir ko gero ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Gerai, tai tada pasakėm tą skirtį, bet visgi ką daryti tada, kaip, nežinau, mergaitėms pasakyti, kad jos mažiau socialiniuose tinkluose laiko praleistų, Mindaugai. Skamba, žinau, kad labai primityviai, bet labai reikia mums tokių paprastų užuomenų tėvams. Ir ką, kad čia jie pakalbėjo apie metą ir jos politiką. Pasakykit, ką man daryti. Tai yra bazinės taisyklės susijusios su disciplina. Ir bet kuriai mamai ir tėčiui pasakyčiau, kad pradėkite kaip galima greičiau, kol jūsų vaikai yra maži. Dalis, pavyzdžiui, mano kartos žmonių, kada vaikai buvo maži, mes nežinojom, neturėjom tos informacijos. Ir be abejo, kai tu grįžti po darbo pavargęs ir tavo mažis ten 6 metų zirzia, nori ramybės, nori ramiai išgerti kavos, įjungi tam televizorių arba duodi telefoną, kad jisai su juo pabūtų. Bet iš esmės tokiu būdu ekranas iš mūsų pavogia vaikus. Labai geri akcentai. Vieną dalyką būtinai noriu pasitikslinti, nes aš bent jau vis pastebiu, kad kai mes kalbam apie ribas ir ribų, tarkim, brėžimą arba taisyklių, galiausiai atsiremia į tai, kad suaugusiai žmonės patys savo nemoka jų nusibrėžti. Tai ar čia jūs irgi matot sąsają ir ar matot kažkokį, nežinau, raginimą tėvam visgi ir save pasistiprint, ar ne visais atvejais tai būtina? Manau, kad labai taikliai pastebėjote, kad pokytį reikia pradėti daryti nuo savęs. Ir jeigu tu nori kažką pakeisti, iš esmės tu turi pirmiausiai pakeisti save. Jeigu aš noriu keisti savo vaiko požiūrį į ekraną ir jo elgesį ekrane, aš turiu pradėti nuo savęs. Gerai, labai ačiū Jums, labai ačiū visiems, kad pasikalbėjom, man atrodo, labai taip esmingai ir labai svarbiai. Ir jeigu pradžioje kėliau klausimą, ar socialinis bilietas, ar spąstai yra telefonas, tai nelabai, man atrodo, reikia slėpti, kad visgi labiau spąstai. Mes čia pasakėm ir gal net ir visiškai spąstai, tai gavom tikrai patarimų, ką daryti, kad tie spąstai būtų mažiau spastiškesni. Ir visada klausykitės mūsų per Vaiko Teisių TV transliuojamų pokalbių su labai praktiniais patarimais ir gilesnėm įžvalgom, už kurias dėkoju šios dienos visiems pašnekovams. Atsisveikinu iki kitų kartų.